Kovo 9 dieną Visagino kūrybos ir menų akademijos koncertų salėje įvyko iškilmingas Aldonos Dvarionaitės jaunųjų pianistų ir mokytojų festivalio tarptautinės konkurso skirto žymios Lietuvos pianistės 85-mečiui atidarymas. Konkurso atidarymo ceremonijoje dalyvavo garbingi svečiai, Seimo narys Algimantas Dumbrava, taip pat festivalio ambasadorė ir nuolatinė vertinimo komisijos narė, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos profesorė ir ekspertė Veronika Vitaitė. Iškilmingų festivalio atidarymų buvo savotiškas koncertas, kurio metu Balio Dvariono kūrinius atliko garsus Lietuvos pianistas Justas Dvarionas. Taip pat pasirodė 2021 m. Aldonos Dvarionaitės konkurso laureatas Povilas Norkūnas. Šiais metais festivalis jau 7. kartą sukvietė muzikantus iš viso pasaulio. Idėja surengti konkursą garsiai Lietuvos pianistei Aldonai Dvarionaitei atminti priklauso Visagino kūrybos ir menų akademijos dėstytojai Leilai Urmanovai Vnukovai. Be vaikų muzikos mokymo Leila yra aktyvi visuomenininkė, Lietuvos uzbekų draugijos pirmininkė, visuomeninės organizacijos Meno ir švietimo pasaulis direktorė. Это юбилейный конкурс. Šis konkursas jubiliejinis. Šis muzikinis judėjimas prasidėjo prieš 20 metų. Šiemet, gegužės 18 dieną, Aldonai Dvarionaitei būtų sukakę 85. Konkursas vyko 2 kategorijose. Pirmajame iš jų dalyvavo 6 amžiaus kategorijų solistai. Antrajame 4 amžiaus kategorijų pianistai atliko fortepijoninius koncertus su simfoniniu orkestru. Visų konkurso dalyvių privalomame repertuare buvo Aldonos Dvarionaitės atliekami kūriniai. Jaunųjų atlikėjų įgūdžius vertino tarptautinė žiuri, kurioje dalyvavo atstovai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Izraelio, Kazakstano, Turkijos, Uzbekistano ir Ukrainos. Kovo 9-11 dienomis vykusio konkurso festivalio metu vyko mokslinė ir pedagoginė konferencija Vaikų ir jaunimo pilietinės sąmonės formavimas per muziką bei vakarinė mokytojų diskusija. В этом году она прошла в 2 сессиях, и она прошла совершенно на другом уровне. Šiemet konferencija vyko 2 sesijose ir vyko visai kitokiu lygiu, kokybišku, turiningu, įvairiu. Tai suvienijo šalis, kurios konferencijos metu buvo Visagino kūrybos ir menų akademijos salėje. Lektoriai iš Vokietijos, Uzbekistano, Lietuvos. Buvo pianistų iš Turkijos ir Latvijos. Konferencijoje nuotoliniu būdu dalyvavo ir mokytojai bei įvairių veiklos sričių atstovai susiję su darbu su jaunimu iš Uzbekistano ir Kazakstano. Buvo fortepijono mokyklų atstovai iš Šveicarijos, Turkijos ir žinoma Ukrainos. Labai įdomu tai, kad pas mus atvyko studentai iš Lvovo konservatorijos, vadovaujami jų mentorės profesorės Alionos Poletiuk. 4 dienas trukusio festivalio metu visaginiečiai ir miesto svečiai galėjo pasiklausyti tarptautinio pripažinimo sulaukusių žiuri narių solinių koncertų. Tarp jų pianistės iš Turkijos Zerin Rasul, vokiečių pianistės Lilijos Gilmanovos ir Latvijos pianisto Glebo Beliajevo koncertų. В рамках этого конкурса фестиваля проходят мастер-классы. Šio konkurso festivalio metu vyksta meistriškumo kursai ir žiuri narių koncertai. Ir dabar ką tik klausėme nuostabaus, puikaus vieno iš žiurių narių pasirodymo, kurį kažkada pakviečiau į konkursą. Ir jis, kaip konkurso dalyvis, konkurse dalyvavo 2 kartus iš eilės. 2 metus iš eilės jis buvo šio konkurso laureatu. Konkurso festivalio kulminacija tapo baigiamasis koncertas, skirtas Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo dienai, vykęs Draugystės koncertų salėje kovo 11 dieną. Koncerte dalyvavo Kauno simfoninis orkestras, vadovaujamas Martyno Staškaus. Ypatingo iškilmingumo renginiui suteikė Lietuvos Respublikos himno atlikimas, lydimas gyvo simfoninio orkestro skambesio.
Visaginiečius, miesto svečius ir šventės dalyvius sveikino miesto meras Erlandas Galagus ir Seimo narys Gintautas Kinduris. Erlandas Galagus pabrėžė ypatingą nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo reikšmę šaliai, pažymėdamas, kad tai patvirtina šią dieną draugystės salėje susirinkusi pilna salė žmonių. Jis paragino visus įvertinti Laisvos Lietuvos dovaną ir padėkojo konkurso organizatoriams bei visiems prisidėjusiems prie jo organizavimo už nuostabią dovaną šiai reikšmingai dienai. Tikrai labai nuoširdus ačiū visiems, kurie prisidėjo prie tokios iškilios šventės. Viso šventinio vakaro metu salėje skambėjo didinga muzika, kurią atliko pianistės Aldonos Dvarionaitės konkurso laureatas, akompanavo Kauno miesto simfoninis orkestras. Visi renginio dalyviai, konkurso dalyviai, organizatoriai ir visi aktyviai prisidėjo prie jo rengimo, buvo apdovanoti įsimintinomis dovanomis, atminimo dovanėlėmis, diplomais ir padėkos raštais. Konkurso organizatoriai – visuomeninė organizacija Meno ir švietimo pasaulis, Visagino kūrybos ir menų akademija, Lietuvos muzikų draugija, 21 amžiaus muzika ir edukacija. Remiama tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, Visagino savivaldybė ir Seimo narys Algimantas Dumbrava.